Labas vakaras, gerbimi krepšinio aistruoliai iš Vilniaus Rotušės aikštės. TV3 televizija kviečia jūs į Stambulą, į Sinano Erdeno areną, talpinančią 15,5 tūkstančio sirgalių per krepšinio rungtynes. Tiesa, šiandien žinoma kol kas vietos apytuštės išskyrus tas tribūnas, kuriuose įsitaisė Lietuvos krepšinio sirgaliai. Šiandien rungtynės, kurios daugeliui neutralių krepšinio specialistų atrodo aiškios ir neįdomios, tačiau jos mums labai įdomios. Aštuntfinalis pasaulio krepšinio čempionate. Lietuva, Kinija ir varžovų komandos lyderis. Į Dženlianas ką tik buvo ekranuose kalbama ir taip ko gero ir yra, kad jis yra iš esmės pusė Kinijos rinktinės komandos. Jis yra rezultatyviausias savo ekipoje ir jo problemą išsprendus šiandieną būtų galima sakyti, jog pusė darbo padaryta. Daug šiandieną turi uždavinių Lietuvos rinktinė, palaikyti tempą, presinguoti, spausti varžovus ir neleisti jų snaiperiams įsibėgėti, dėl to, kad kinai snaiperių tikrai turi ir apskritai, ko gero, kiekvienoje pozicijoje rungtyniaujantis krepšininkas gali pataikyti iš toli. Lietuvos rinktinė turėjo laiko pasiruošti, tai buvo rekordinė pertrauka, na tiesą pasakius, tokios niekada nėra buvę, 4 dienos, o jeigu skaičiuotume dar ir visą šitą, tai išeitų beveik 5 dienos poilsio Lietuvos komandai. Buvo, pamenate, 2005 metais 3 dienos iš eilės poilsio ir ilgai mes laukime ketvirtfinalio rungtynių su Prancūzija. Viskas tada baigėsi blogai, tačiau tada prancūzai žaidė tos pertraukos metu, kai lietuviai ilsėjosi. Dabargi sąlygos yra vienodos. Lietuvos komanda ilsėjosi lygiai taip pat kaip ir Kinijos komanda. Ir pirmoji Lietuvos rinktinės ataka. Lietuvos penketas: Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis, Robertas Javtokas, Martynas Pocius ir Linas Kleiza. Prašantis kamuolį ir gaunantis jį baudos aikštelėje. Netaiklus metimas, Robertas Javtokas atkovojo kamuolį ir čia pristabdo jį Dženlianas. Taigi iš naujo tenka pradėti Lietuvos krepšininkams šią ataką. Mantas Kalnietis vakar atšventė savo 24-ąjį gimtadienį. Tortas suvalgytas, o dovanos po to. Dovanos galėtų būti šiandien ir pati geriausia dovana, jokios abejonės, būtų Lietuvos rinktinės pergalė. Na, žinoma, daugelis Lietuvoje yra įsitikinę, jog Lietuvos krepšininkai gavę ketvirtfinalėje, tai yra aštuntfinalėje į varžovus Kinijos krepšininkus, privalo įveikti šį etapą. Tačiau viena yra, žinoma, galvoti iš anksto, kita yra tai įrodinėti ir iš tikrųjų iškovoti pergalę aikštelėje. Pergalės ir pralaimėjimo kaina, ko gero, yra nevienoda. Jeigu šiandien Lietuvos rinktinė iškovos pergalę ir pateks į aštuntuką geriausių pasaulyje, ko gero galėsim sakyti, kad tai buvo pergalė, savaime suprantama, ji ir turėjo tokia būti ir ją visi greitai pamirš ir sakys, kad tik tai nuo ketvirtfinalio prasideda lemiamos kovos, nors lemiamo kova prasideda štai čia, prasideda rungtynėmis aštuntfinalyje ir tai yra dvikova, kurios pralaimėti negalima, dėl to, kad pralaimėjus ją tektų susikrauti daiktus ir viskas, kas buvo pasiekta, viskas, kas buvo iškovota iki šiol, būtų pamiršta. Na, o štai kinams, ko gero, niekas nepamirštų Lietuvoje ir nepamirštų ilgą laiką, dėl to, kad Lietuvos rinktinė per 5 kartus, kada žaidė su Kinijos rinktinė, nepatyrė nei vieno pralaimėjimo. 5 rungtynės, 5 pergalės ir paskutinę pergalę lietuviai iškovojo 2008 metais Pekino olimpinių žaidynių ketvirtfinalyje ir apskritai iki šiol kol kas visos
tarpusavio akistatos Lietuvos ir Kinijos rinktinių vykdavo būtent olimpinėse žaidynėse. Dabar pirmoji dvikova pasaulio krepšinio čempionate ir toje dvikovoje kol kas priekyje Kinijos krepšininkai. Mantas Kalnietis iš 3 taškų zonos, taiklus Manto Kalniečio metimas ir Lietuvos rinktinė išsiveržė į priekį. Mantas Kalnietis šiame pasaulio krepšinio čempionate ne tik tai gerai vadovauja Lietuvos komandos žaidimui, bet ir yra trečias pagal rezultatyvumą Lietuvos komandoje. Tokia yra statistika, 8 taškai per rungtynes. Tokia kol kas yra Manto statistika, rezultatyviausias Linas Kleiza 17 taškų, 11 įmeta Jonas Mačiulis. Varžovų komandoje apie lyderius jau kalbėjau. Ydženlianas 22,5 taško, 10 atkovotų kamuolių, pastarasis rodiklis beje tarp kitko geriausias visame pasaulio čempionate ir rezultatyvumu. Krepšininkas dabar išprovokuojantis pražangą Robertui Jevtokui. Ydženlianas rezultatyvumu nusileidžia tik tai Luisai Skolai ir Kirkui Penny iš Naujosios Islandijos komandos, o pagal atkovotus kamuolius yra apskritai geriausias šiame pasaulio krepšinio čempionate. Na, lyginant komandų statistiką, labai didelių kontrastų nėra, daugmaž viską šios komandos daro panašiai. Pagrindinis skirtumas yra tik tai ten, kur įmesti ir praleisti taškai. Lietuvos rinktinė žymiai geriau ginasi ir daugiau įmeta. Ir jeigu Lietuvos rinktinė šiandien sugebės demonstruoti tokį žaidimą gynyboje, kokį demonstravo, tarkim, rungtynėse su prancūzais, viskas turėtų būti gerai. Tačiau, žinoma, nereikia galvoti, jog viskas bus automatiška ir paprasta šiose rungtynėse, kurios kol kas prasideda taip, tarsi primindamos, jog kovoti šiandien reikės iki galo. Nereikia nurašyti Kinijos jau vien dėl to, kaip jį rungtyniauja šitą komandą šiame pasaulio krepšinio čempionate. Taip, tai yra neįtikėtinas iš tikrųjų rezultatas, kai komanda patenka į pasaulio čempionato aštuntfinalį iškovojusi vos vieną vienintelę pergalę. Tačiau visi kažkodėl žiūri į tas triuškinančiai pralaimėtas kinų rungtynes turkams, tačiau tos rungtynės pirma nieko nereiškia Kinijos ekipai, antra, tose rungtynėse kinai leido pailsėti savo pagrindiniams lyderiams ir trečias pats svarbiausias dalykas yra tas, kad visas rungtynės, kurias ir pralaimėjo kinai šiame pasaulio čempionate, išskyrus rungtynės su Turkija, jie pralaimėjo po įnirtingos ir atkaklios kovos ir ne viename iš susitikimų, nei prieš Rusiją, nei prieš Puerto Riką, nei prieš Graikiją varžovai neįgijo dviženklio pranašumo ir Lietuvos komandos pradžia kol kas yra negera ir matydamas tą negerą pradžią, matau minutės pertraukėlės, prašo Kęstutis Kemzūra, po jos 2 baudos metimai į Lietuvos rinktinės krepšį. 2011 metais Europos krepšinio čempionate, jūs girdėjote, bus 24 komandos, tai pati svarbiausia ir įdomiausia naujiena pastarosiomis dienomis, tačiau tai yra ateitis, tai yra kitos vasaros, kito rudens krepšinio šventė Lietuvoje, tuo tarpu čia Turkijoje po tos ilgos pertraukos Lietuvos komanda pradeda aštuntfinalio rungtynes apsnūdusi ir pabandė ją dabar pažadinti Kęstutis Kemzūra, paprašydamas minutės pertraukėlės ir labai emocingai kažką diktuodamas ir rikiuodamas savo krepšininkams tos minutės pertraukėlės metu. Kinai priekyje rezultatu 8-3 ir dar vienas baudos metimas. Meta ir pataiko jį Vanas Šipenas. Vienas iš rezultatyvesnių krepšininkų Kinijos rinktinėje, 12 taškų. Toks yra šio žaidėjo vidurkis, o dabar žingsniai ir dar viena klaida. Nu ką, reikia Lietuvos rinktiniai pabusti ir prisiminti, kaip reikia žaisti krepšinį. Užspaudė dabar Mantą Kalnietį 2 varžovai ir žingsniai. Klaida. Antroji Lietuvos rinktinės klaida. Šios rungtynėse kinai kol kas nėra padarę nė vienos klaidos ir apskritai Lietuvos krepšininkai prametė šiandien visus 4 savo dvitaškius iš žaidimo. Vienintelį tolimą metimą pataikė Mantas Kalnietis. Tai ir yra kol kas vieninteliai Lietuvos rinktinės taškai. Robertui Jevtokui pavyksta apsiginti prieš Dženlianą. Greitai, reikia žaisti greitai, bent jau noras yra toks, tačiau kol kas kinai labai drausmingai ir sėkmingai sugrįžta į gynybą, o pozicinėme žaidime kol kas tą gynybą pralaužti nėra taip lengva Lietuvos komandai. Jonas Mačiulis. Linas Kleiza per Roberto Jevtoko užtvarą atsipalaiduoja nuo varžovo, tačiau metimas iš toli yra netaiklus ir po 4 minučių Lietuvos sąskaitoje šiose rungtynėse tik tai 3 taškai. 3-9. Dženliano metimas iš vidutinio nuotolio pataiko Kinijos rinktinės lyderis ir didina kinų pranašumą iki 8 taškų. 3-11. Ir Lietuvos rinktiniai reikia kažkokio postumio, reikia
keletos sėkmingesnių epizodų. Pradžiai būtų gerai nors ir vienas sėkmingas epizodas. Linas Kleiza baudos aikštelėje, 2 Lino Kleizos taškai, 5-11. Atsarginių žaidėjų Solelis irgi reaguoja į įvykius aikštelėje. Tomas Delininkaitis ragina savo komandos draugus žaisti susikaupus ir žaisti ne taip kaip dabar. Labai jau lengvai. 2 taškus pelno Liuvėjus. Dar vienas žaidėjas, kurį reikia prižiūrėti. 9 taškai jo vidurkis. Jis patenka į 5-tuką rezultatyviausių Kinijos krepšininkų. O Lino Kleizos perdavimas netikslus ir Lietuvos komanda praranda dar vieną kamuolį. Nors kažkokia tikrai labai prasta pradžia ir nieko nepadėjo sutvarkyti netgi tą minutės pertraukėlę. Vietoj Manto Kalniečio aikštelėje Tomas Delininkaitis. Kol kas panašu, kad Lietuvos komandai neišėjo tą pertrauką į naudą. Kinai, tarp kitko, buvo jau Jono Kazlausko žodžiais kalbant pavargę į grupės varžybų pabaigą. Daug jiems teko žaisti sunkių rungtynių, neturi jie ilgo atsarginių žaidėjo Solelio ir tikrai buvo pavargę, tačiau juos atgaivino ta netikėta Puerto Riko dovanėlė. Tuo metu, kai lagaminai buvo praktiškai sukrauti ir pasiruošta kelionė namo, paaiškėjo, kad tenka žaisti aštuntfinalį ir jame Kinijos rinktinė neturi ko prarasti ir jame kol kas Kinijos rinktinė žaidžia žymiai geriau. 2 taškai, pražanga Jonui Mačiuliui, jau 10 taškų skiria komandas, 5-15 ir Lietuvos rinktinėje 2 krepšininkai kyla nuo suolo, Simas Jasaitis ir Paulius Jankūnas. Sėdasi Jonas Mačiulis ir Robertas Jeptokas.